Esu Gedrimė Kušlienė. Mano kelias į alternatyvę mediciną ėjo netiesiai, įvairiais posūkiais. Tai yra net ne posūkiais, o visą savo gyvenimą pradirbau visai kitą darbą, domėjausi ekologiją visą laiką, baigiau doktorantūrą Danijos Orhuso universitete. Na, žodžiu, viskas buvo kaip ir gerai, buvo be galo geras darbas, be galo įdomus, man jisai labai patiko. Bet atėjo tam laikas, kad, na, teko pamastyti, pamedituoti iš tikrųjų, koks mano tas kelias, ar aš iš tikrųjų tai darau, ką turėčiau daryti. Ir taip bemedituojant, atėjo mintis, kad aš turėčiau turbūt sėsti į kitą laivą ir keliauti toliau. Jau mano laivas tas, kuriame sėdėjau, atplaukė į krantą ir reikia pakeisti laivą ir keliauti link kito tikslo. Tai taip aš atsidūriau kitoj alternatyvios medicinos mokykloje Danijoje, netoli savo gyvenamos vietos. Ir tenais mokiausi tiek refleksologijos, zonų terapijos, tiek gavau labai didelį tradicinės kinų medicinos paketą, bagažą. Įsteigiau savo kliniką ir dabar dirbu šioj srity. Prie tos tradicinės kinų medicinos ir prie zonų terapijos aš visą laiką labai domiuosi, na, aišku, tai visiškai neprieštarauja kinų medicinai, tai domiuosi tiek sielos dalimi, ne tik tai kūno gydymu, bet sielos gydymu, nes yra labai daug kenčiančių žmonių, kurie turi sielos skausmą, o sielos skausmą išgydyti žymiai sunkiau negu kūno skausmą. Ir dažnai būna, kad tas kūno skausmas tai yra tik rezultatas iš to ilgo sielos skausmo. Tai labai to domiuosi, visą laiką rekomenduoju ir dirbu su meditacijomis, vizualizacijomis, tikslinėm meditacijom, tikslo siekimu, nes labai daug žmonių tiesiog plaukia pasroviui. Tiesiog jie plaukia ir galvoja, kad, na, gyvenu, kad gyventi, bet nieko nedarau, kad kažką tai siekti ir kažko tai daryti. Tai aš visą laiką dirbu su tuo labai stipriai, kad žmonės motyvuoti, kad reikia eiti į priekį, reikia ieškoti savo tikslo, reikia ieškoti savo gyvenimo kelio. Ta darau tiesiog iš savo patirties, iš labai daug literatūros perskaitytos ir perklausytos ir labai daug kursų išklausytų ir pereitų. Ir išbandyta savo patirtimi, savo gyvenimu, kad tai veikia, kad meditacijos, vizualizacijos tikrai veikia. Kartais aš tą darydavau nesąmoningai, ypač anksčiau aš mažai domėjausi vizualizacijom, bet aš dabar, kai pasižiūriu atgal, tai aš tą ir darydavau. Aš gyvendavau tame, ką aš noriu turėti, o ne tame, ką aš tuo momentu galbūt turėjau. Tai viso to pasiekoje aš atėjau ten, kur aš atėjau. Na, žodžiu, yra labai svarbu siekti savo tikslo, jį tikrai galima pasiekti, galimybių yra aplinkui mus yra be galo daug, mes jų tiesiog nematome ir jas tiesiog reikia tik pasimti, reikia atsimerkti, nebijoti atsimerkti, nes gali būti, kad mums atsiras kažkokia tai mintys, ką turėtume daryti visiškai nesusijusios su mūsų dabartiniu darbu ar su mūsų dabartiniam žiniom, kaip ir buvo mano atveju. Visi iš šonų rodė pirštais ties smilkiniu sukiojo, kaip aš dabar baigusi mokslus, apsigynus disertaciją, keičiu visiškai naują sritį, bet mano vienas ir vienintelis pasakymas yra, kad mes gyvenam vieną kartą ir mes turime nueiti savo kelią. Visai nesvarbu, kiek kartų mes keisim savo profesijas, jeigu tai pavadinti. Ta prasme, nėra parašyta jokioj knygoj, kad jeigu jau aš pasidariau buhalteris, tai ir būsiu visą gyvenimą buhalteris. Jeigu aš ten apsigyniau disertaciją, tai aš ir turiu, taip sakant, ir visur patirtis, įgyta labai didžiulė patirtis. Kiekviename darbe, kiekviename universitete yra labai didžiulė patirtis, neskaitant ta, kad ten įgauni žinių ar kažką, bet tiesiog gyvenimo didžiulė patirtis įgyjama lygiai taip pat, lygiagrečiai einant tuo keliu. Tai nei vienas pasirinkimas nebūna neteisingas, tiesiog ateina laikas ir mes darom kažką kitą. Ir visiškai nesvarbu, ką kiti galvoja, ar ten kažkokios tai visuomenės normos yra iš anksto nustatytos, nieko panašaus. Mes sprendžiam ir
Ir mes einam tuo keliu, nes tai yra mūsų kelias, mes už jį atsiskaitysim. Ne kiti atsiskaitinės už savo kelią, mes atsiskaitinėsim už savo kelią. Ir man patiko viena frazė išgirsta, kad sako, ką mes susitiksime numirę, tai pirmiausia sutiksim save, koks mes turėjome būti. Tai vat aš asmeniškai norėčiau susitikti kuo panašesnį į save. Kuo daugiau atlikti to darbo, kurį aš esu, dėl ko aš čia atėjau. Tai va, jeigu turit kokių klausimų, nebūtinai susiję dabar su kuo aš čia šnekėjau, tiesiog norėjau pasakyti, apie kuome aš gyvenu šiuo metu. Bet jeigu turit kokių klausimų, jūs rašykite, aš tuos klausimų komentaruose, aš juos matysiu ir galbūt galėsiu kažką tai daugiau pasakyti, kažkokiu tai klausimu. Tai va, daugiau nežinau, labai domiuosi tą tradicinę kinų mediciną, nes į ją požiūris į žmogų yra kaip į visumą, kaip į kūną, į sielą, į dvasią. Ir kad mes turime žiūrėti į ligas kaip į bendro kūno, tą bendrą žmogaus gydymą, būtent to 3 dalių gydymą. Mes negalime gydyti koja, aišku, patepus tepalu mes sumažinam simptomą, bet tai viskas tom ir baigėsi, bet priežasties mes nepanaikinam. Tai va, reikia labai svarbu yra rasti priežastį ir dirbti su priežastim. Vienas yra sunkiau rasti, kitas yra lengviau, yra įvairios metodikos tradiciniai kinų medicinoje, yra labai daug, žinant teoriją, galima daug suvesti ir ateiti iki tos priežasties. Matau klausimą, ar galima gydyti peršalimo ligas su kinų medicina? Taip, pirmiausia, tai reikia, kinų medicina yra kinų medicina, bet pirmiausia reikia ką daryti, reikia stiprinti imunitetą, o toliau žiūrėti, dėl ko tas imunitetas yra silpnas. Reikia atsekti, kodėl kartojasi, kokiu principu tos peršalimo ligos, ar tai temperatūros kyla, ar tai slogos, kokio pobūdžio peršalimo ligos kamuoja, jos gali būti įvairios. Bet iš principo imuniteto neturėjimas ir visos kitos susijusios problemos parodo, į kurią pusę reikia žiūrėti, kur yra priežastis, kodėl neveikia tie organai, kurie turėtų dirbti. Aišku, mityba yra labai svarbi tuo pačiu ir prie imuniteto. Jeigu neįsisavina organizmas maistinių medžiagų, jeigu jis yra labai užterštas, tai tada ir imunitetas bus silpnas. Gerklės skausmas dažnai būna susijęs gali būti susijęs su skrandžio problemomis, reaguoja į gerklę, nes jeigu kalbame apie tradicinę kinų mediciną, tai pro gerklės plotą praeina skrandžio meridianas. Jeigu žinot, kas yra meridianai tai yra energetiniai kanalai, kurių yra 12 ir kurie eina per mūsų kūną. Jie eina per pagrindinius tam tikrus organus ir tarpusėje visi yra susiję ir vienas kitas veikia. Tai jeigu kalbam apie gerklės skausmą, tai aišku irgi kurią vietą gerklės skauda, irgi ar labiau šonuose, ar labiau į centrą gerklės, irgi tai yra susijęs su skirtingais meridianais. Tada ieškom kitų taškų, kitų problemų, kurios galbūt parodys, link kurio meridiano krypsta, daugiau susirenka tų problemų prie kurio meridiano. Tada reikia žiūrėti, kuris yra labiau išbalansuotas. Nes ne vienas simptomas parodo ligos priežastį, reikia surinkti labai daug simptomų. Ne tik tai fizinė prasme, bet ir emocinė prasme. Nes emocijos irgi labai stipriai veikia mūsų sveikatą ir kiekviena emocija sėda į skirtingus organus ir juos išbalansuoja. Tai todėl yra svarbu žinoti daug informacijos apie tai, bet iš principo tai imunitetą prie viso to reikia stiprinti, reikia valyti žarnyną, dažniausiai žarnynas būna užterštas ir tada silpsta viso organizmo funkcijos. Tai dažniausiai, ką aš iš savo patirties, iš savo klientų matau, kad pirma problema tai yra žarnynas, didelė disbakteriozė. Žmonės per savo gyvenimą gėrė daug antibiotikų, be to valgantis daug proteinų, daug baltymų, sukelia pūdymo procesus žarnyne ir tada išnyksta gerosios bakterijos ir jų vietą užima kandida grybas arba kitas grybas ir tada
O ką kandida grybas daro iš principo? Kandida grybas, tai jisai auga ant žarnyno sienelių, ardo tas sieneles ir padaro jas perforuotas su skylutėm tokias. Tai visos atliekos, kurios yra žarnyne, jau turėtų išeiti iš mūsų organizmo kaip atmestos, kaip nereikalingos, jos tiesiog kraujas jas įsisavina per tas žarnyno sieneles ir išnešioja teršalus po visą organizmą. Tai įsivaizduokite, ką mes gaunam, visą puokštę. Ir pavyzdžiui, storasis žarnynas yra poroje su plaučių meridianu. Storojo žarnyno meridianas su plaučių meridianu. Tai už tai alerginės ligos, odos ligos, astmos yra dažniausiai susiję su žarnyno problemomis. Tai astmą reikia gydyti ne plečiančiais, ne kokiais ten kitais vaistais, o reikia tvarkyti žarnyną pirmiausia. Nuo to reikia pradėti. Kaip valyti žarnyną, organizmą. Organizmą valyti reikia pirmiausia žiūrėti mitybą. Reikia mažinti baltymų kiekį, reikia ypač gyvulinės kilmės. Toliau, kaip zonų terapijos atstovė, galiu pasakyti, kad valymasi labai aktyvina zonų terapija. Yra netgi specialios sistemos, speciali valymo sistema, kurios dėka suaktyvinamas valymas organų, nes kas yra iš viso zonų terapija, gal trumpai pasakysiu, tai yra gydymas per pėdų refleksinės zonas. Pėdose yra visų organų refleksinės zonos, visų organų, nuo mažiausio iki didžiausio, visų hormoninių liaukų, visų organų zonos yra pėdose. Tai man, pavyzdžiui, nereikia eiti per visus organus, aš galiu pačiupinėjusi padus pasakyti, koks organas yra išbalansuotas. Nes tos vietos būna skausmingos, tose vietose aš randu įvairių nelygumų, jau žinau dabar, ta prasme, aš jau žinau, kaip atrodo, kaip turi būti sveiko organo refleksinė zona ir nesveiko. Tai netgi masažuodami jūs padus savo ar savo šeimos nariui, jeigu tam žmogui skauda kažkurioje tai vietoje, tai jūs nebijokite ir masažuokite tas vietas, nes tai rodo, kad netgi jūs nežinodami, koks yra organas, jūs galite tą organą bent jau kažkiek pareguliuoti jo veiklą. Tik tiek, kad kai kuriais atvejais reikia tas zonas masažuoti palei laikrodžio rodiklį, kitais atvejais prieš laikrodžio rodiklę, priklausomai nuo to, ar tam organui trūksta energijos, ar jam yra jos per daug. Jeigu reikia nuraminimo, sakykime, pavyzdžiui, galvos skausmas, visas nykštis tai yra galva. Jau nekalbant, ten labai daug zonų ant nykščio yra, bet jeigu jau iš principo imant, kad labai skauda žmogui galvą, tai reikėtų nykštį braukyti švelniai prieš laikrodžio rodiklę, nes galvos skausmas rodo įtampą, rodo karštį, rodo, kad per daug energijos galvoj. Tai reikia nuraminimo, reikia atvėsinimo, tai reiškia braukyti reikėtų nykštį prieš laikrodžio rodiklę. Tai va, tai su zonų terapija aktyvinam valymasi labai sėkmingai. Toliau aš visą laiką rekomenduoju alijošiaus sultis, kad išvalytų gleivinę, išvalytų limfą, žarnyną, jisai pūslę, tarp kitko su pūslė yra kita istorija, šlapimo pūslė. Labai daug žmonių turi, net nežino, jie net nejaučia pastoviai, kad jiems kažkas yra blogai su šlapimo pūslė, bet šiaip tai šlapimo pūslė yra labai pas ką, ta prasme, turi problemų su šlapimo pūslė. Ir jinai anksčiau ar vėliau vis išlenda ir žmonės sako, pašalau kojas ir susirgo ir atsirado pūslės uždegimas. Tai pūslės uždegimas atsiranda ne dėl to, kad sušalo kojos, bet dėl to, kad ten sėdi bakterijos ir tik tai susilpnėjus imunitetui, kai pašala kojos, iš karto tos bakterijos paima viršų ir atsiranda uždegimas. Tai reikia valyti bakterijas, pirmiausia, iš pūslės. Ir aš labai dažnai randu pūslėje problemų, kol dar žmogus sako, buvo kažkada šitas uždegimas pūslės, bet kaip ir dabar nebuvo jau geroką laiką, bet visai nesvarbu. Jis gali atsirasti bet kuriuo tai momentu, kada tik tai susilpnės imunitetas. Tai aš visą laiką rekomenduoju alijošiaus sultis kaip valantį limfą ir gleivinę organizmui, o kaip antibiotikas natūralus, tai gali būti
šitas propolis, bičių pikis, česnako kapsulės. Jau reikia pagerti nemažą laiko tarpą, kol susitvarko šitie, kol išsivalo nuo bakterijų. Tai va. Gal yra dar kokių nors klausimų, su kuom nors susijusių, ką galėčiau dar pasakyti. Alijošiaus sulčių. Aš rekomenduoju Forever, aš dirbu dabar ilgai, ilgas mano buvo kelias, ieškojau geros firmos, kuri man atitiktų mano kriterijus. Tai apsistojau ties Forever produkcija, kuri yra natūrali ir gerai pagaminti produktai. Tai vat, aš rekomenduoju aloe vera, tą Foreverį, bet patys žmonės turbūt atsirenka, kas jiems geriau, kas jiems labiau priimtina. Ir tai va, bet aš matau jau rezultatų žmonių, kurie ją naudoja. Tai vat, dėl to aš ją rekomenduoju, kad aš jau matau pavyzdžius gero valymosi, žarnyno pavyzdžiui valymui labai gerai aloe vera irgi. Kordicepsas, taip. Aš su kordicepsu buvo laikas, kai gyvenau apsikabinusi tą buteliuką. Ne aš gerdavau, bet jeigu tik tai vaikam nors mažas kažkoks pašalimas būdavo, tai kordicepsas buvo pas mane šaldytuve visą laiką. Visą laiką buvo kordicepso. Jeigu jūs kalbate apie tą skystą kordicepsą, kur ten reikdavo jį gerti iš buteliuko. Bet paskui kažkaip atėjo laikas, kai jisai man nebepadėjo vaikam, ta prasme, aš nežinau, ar jo kokybė krito, ar mes jau jo buvom atsigėrę pakankamai, tai mes jau jo ne... Paskui kažkaip, iš tikrųjų tai galbūt ir baigėsi tos ligos. Pakeitėm iš viso labai daug ką, tai ir ligų sumažėjo, tai turbūt ir dėl to. Tai dar kurį laiką pirkdavau iš inercijos, bet dabar matau, kad jau jo nebereikia, seniai jau keletas metų visiškai, bet iš principo tai kordicepsas labai buvo geras pagalbininkas. Vietoj visokių ten sinupretų ir ten nežinau jau pavadinimo aš tų visų vaistų, bet tikrai buvo gera priemonė. Tai va, ką dar galime pakalbėti, čia mes apie... Gilų įkvėpavimą galėčiau, sakykime, labai parekomenduoti visiems įvairiem gyvenimo atvejam. Gilus kvėpavimas yra labai gerai reguliuoti kraujo spaudimui. Jeigu reguliariai žmogus daro gilų įkvėpavimą, tai yra, ką aš turiu omeny, tai yra tas diafragminis kvėpavimas. Kai įkvėpiant išsipučia pilvas, nespecialiai mes jį išpučiam, bet tiesiog mes įkvėpiam pilnais plaučiais ir tada diafragma pilnai nusileidžia žemyn, užspaudžia organus ir išsiplečia plaučiam, atsiranda daugiau vietos ir visų tūrių prisipildo plaučiai deguonies. Tai gilus kvėpavimas turi labai didelę reikšmę ir daug reikšmių. Kadangi plaučiai prisipildo pilni deguonies, tai pagerėja anglies dvideginio ir deguonies apykaita plaučiuose, geriau išsivalo plaučiai. Toliau yra labai geras organų masažo metodas, nes diafragma masažuoja vidaus organus. Įkvepiant jį suspaudžia tos organus, iškvepiant jį atsipalaiduoja ir jie pakyla. Ir taip, žodžiu, masažuojam vidaus organus labai sėkmingai. Toliau gilus kvėpavimas yra labai gerai, kvėpavimas labai gerai yra miegui reguliuoti. Tai mano rekomenduojamas 6-8-4 principas. Kai skaičiuojant iki 6 įkvėpėt, skaičiuojant iki 8 sulaikot kvėpavimą ir skaičiuojant iki 4 išpučiat orą. 5 kartai ir jūs miegat. Tai yra labai geras toksai, kaip tam momentui pagerinti, bet iš tikrųjų miego problemas reikia žiūrėti, kur yra jų priežastis. Labai dažnai, jeigu žmogus keliasi 3 valandą tarp 3-5, tai rodo, kad šlapimo pūslės raumuo yra per silpnas ir jisai, kadangi pūslė yra pačiame savo minimume, energetinė minimume tarp 3 ir 5 naktį, tai tada jinai nebeišatlaiko šlapimo ir žmogus keliasi, tai reikia tvarkyti šlapimo pūslę. O tai vat, žodžiu, miego problemas reikia žiūrėti, dėl ko žmogus blogai miega, bet va, tam momentui, kad tiesiog palengvinti tą periodą, kol tvarkosi organizmas, tai gilus kvėpavimas yra labai gerai. Taip pat, kadangi keičiasi
kadangi keičiasi geresnis anglies dvideginio ir deguonies keitimasis plaučiuose, tai ir deguliuojasi rūgštinė šarminė pusiausvyra organizme, kas yra labai svarbu, nes pas mus yra per stipri rūgštinė aplinka dažniausiai, per daug rūgštingumo organizme ir tada labai daug problemų kyla vien dėl to. Taip, Jolita rašo, aš pradėjau mokytis, ar yra kas nors, kas padėtų man su smegenų darbą atminčiai pagerinti. Na, jeigu vėl kalbant apie zonų terapiją, yra specialūs taškai atminčiai gerinti. Netgi turėjau tokį pacientą, kai tai yra pacientė, senyvo amžiaus moteris, tikrai labai stipriai buvo problema su atmintim. Tai vat, jinai sako, jinai vieną kartą dar atėjo pas mane vieną kartą procedūrą, ateina antrą kartą į procedūrą ir sako, tu nepatikėsi, bet aš pradėjau atsiminti. Tai bet jau ten buvo, jau mato, čia jau mokymosi atmintis yra vienas dalykas, o kai žmogus pamiršta, ką darė prieš 5 minutės, tai yra kitas dalykas. Tai vat, netgi tokiu atveju jau po vienos procedūros moteris pajautė pagerėjimą. Tai va čia su zonų terapija. Toliau atminčiai ir koncentracijai gerinti yra labai gerai meditacijos. Darbas su savimi, reikia dirbti koncentracijos, yra metodikos ir pratimai, kaip gerinti koncentraciją. Toliau yra, dabar nepasakysiu, man atrodo, neatsimenu, kuris dažnis, tikrai dabar nepasakysiu, kaip pasakyti, apie smegenų dažnių šiek tiek, kiek mes turim laiko. Gerai, 5 minutės dar galim pakalbėti. Smegenys mūsų vibruoja skirtingais dažniais, skirtingom, ką mes darom tuo metu. Jeigu mes miegam, smegenys vibruoja vienu dažniu, jeigu mes mokomės, vibruoja kitu dažniu. Tai smegenų tokia yra savybė, kad jie perima vibraciją ir tokią, kokia yra aplinkoje. Tai sakykime, kai mes klausomės kažkokios tai muzikos, jie perima tos muzikos vibraciją. Tai dabar tikrai nepasakysiu, kokio dažnio yra koncentracijos ir atminties mokymui skirtas dažnis, aš gal 10 Hz, bet tikrai nepasakysiu, čia jau reikia man pasižiūrėti. Tai va, tam dažnyje yra, ką aš pamečiau mintį, tam tikrame dažnyje smegenys dirba pačiame labiausiai efektyviai. Tada mes atsimenam geriau, mes galim koncentruotis labiau, bet jeigu Jolita man paskui parašysi žinutę, kad aš atsiminčiau ir pasižiūrėčiau, netgi galima, man atrodo, ar ne alfa bangos. Gali būti, kad alfa bangų dažnyje mūsų smegenys dirba efektyviausiai. Na, žodžiu, jeigu tu man priminsi, tai aš gal ir pasižiūrėsiu ir pasakysiu tau, kurio dažnio. Tiesiog klausantis, mokantis, aš, pavyzdžiui, disertaciją, kai rašiau, tai pas mane grojo visą laiką speciali koncentracijai gerinti muziką. Tai visai neblogai disertaciją parašiau, žodžiu, laiku pridaviau, tai padėjo. Tikrai jaučiau, kad galiu susikoncentruoti žymiai geriau, žymiai. Aišku, aš pirkau visą tą meditacinę muziką, nes aš dirbau visai čia tą koncentraciją didinti, tai buvo tik tai bonusas prie viso to, ką aš ten pirkau. Tai buvo skirta meditacijai muzika, bet prie jos viename iš paketų buvo mokymui skirta meditacinė muzika. Bet jinai tiesiog paremta yra tam tikrų dažnių, kuriame smegenys yra labiausiai aktyvus, labiausiai gali įsisavinti informaciją. Tai va, labai rekomenduojama netgi ir vaikam įjungti, kai jie daro pamokas, kad jie labiau susikoncentruotų, galėtų dirbti, žodžiu, atsiminti ir nesiblaškytų taip stipriai. Toliau yra Šumano, vadinama Šumano muzika yra labai gera valyti elektromagnetiniam laukui, kaip čia, taršai, elektromagnetiniai taršai namuose. Įjungus Šumano muziką, kompozitorius toksai buvo, tai labai gerai yra valyti nuo visų elektroninių prietaisų, kur kompiuteriai, televizoriai, pas mus visur mes visko esam labai daug visko prisikėdėję, tai vat valymui. Taip kaip Mocarto muzika yra labai gera kūdikiams ir vaikams. Jų dažnis, Mocarto muzikos dažnis yra pritaikytas vaikams vystytis. Tai vat, kas auginat lėliukus ar vaikučius, kuo ilgiau, kad jie klausytųsi Mocarto muziką. Tai yra be galo
gera priemonė smegenų jų vystymui ir augimui. Gal yra dar kokių klausimų, arba mes tada gal ir baigsim, jeigu nebus daugiau klausimų. Tikiuosi, gal ką nors naudingo išgirdot arba neišgirdot, tai bent jau susipažinom. Gaila, kad jūs negalit kalbėti, čia aš viena turiu viską pasakyti, bet yra kaip yra. Taip pat organizuoju sąmoningumo kursus, 4 modulių 8 savaičių, kur dirbam tiek su tradicinė kinų medicina supažindinimas ir praktinis pačiupinėjimas, nes tik per praktiką mes viską galime pajausti ir pamatyti. Taip pat yra ta kita pusė, kur meditacijos, tikslo siekimas ir kitos temos, kurios yra neatsiejamos nuo mūsų gyvenimo. Kaip siekti tikslo, kas yra dėkingumas, kas yra atleidimas, kaip su tuo dirbti, ką daryti. Tai kviečiu, galite jungtis į kursus, visą informaciją galite rasti arba mano internetiniam puslapyje gedrime.com, arba man parašyti asmeninę žinutę, galiu daugiau informacijos atsiųsti. Tai labai norisi, kad kuo daugiau žmonių eitų savo keliu, kad neplaukit pasroviui, neplaukit. Nes visiems reikalingi tie, kurie nemasto, ta prasme, nemastantis žmogus, su juo labai lengva manipuliuoti. Tai nesiduokite manipuliuojami, nes tik tai mąstydami mes galime eiti į priekį, galime būti atsakingi už save ir už kitus, kurie yra aplinkui mus, nes labai svarbu būti sąmoningais.